šiandien Velykų antrą dieną ir rytoj visiems į darbus. Daugiau blogų žinių nebus, tiesiog nebus. Atsiprašau, jeigu ką nors nuvyliau. Jeigu dar neišjungėt ir tęsit toliau, ką aš čia papasakosiu, tai perspėjimas toksai būtų. Išjungkit ir toliau neklausykit. Nes po to, ką išgirsit ir suvoksit, tikiuosi, kad suvoksit, jūsų gyvenimai pasikeis. Pasikeis pačios informacijos, kas vyksta aplinkui, priėmimo būdas, nes kai suprasit apie ką ji ir ką ji daro su jūsų kūnais ir psichika, tai tiesiog jūs pasirinksit, jeigu esat pakankamai sąmoningi ir daugiau, iki tiek pasirinksit to niekados gyvenime nebedaryti. Pas mus dabar pasaulyje vyksta didžiulis karas. Ir karas nebūtinai, kur krenta bombas, griūna namai, žūna žmonės. Informacinis karas mus žudo iš lėto, bet labai taikliai ir, kaip sakyt, daroma tai yra sąmoningai. Nenoriu čia dabar užsiimti visokių, kaip čia vadinasi, tom teorijų, konspiracijų teorijų aiškinimais ir nė vienos pusės palaikymo, bet noriu tiesiog jums papasakoti paprastai, kaip tai vyksta, kaip tas informacinis karas vyksta. Nebūtinai politika, nebūtinai kažkur tai, bet kaip programuojamas mūsų smegenys, kam to reikia, palieku spręsti jum. Jeigu pagalvosit ir norėsit suprasit ir be aiškinimų. O dabar tiesiog pradėsiu nuo to, kaip aš tai suvokiau. Nebuvo ten visokių dar nei video, kad tenai paaiškintų, kaip mus veikia informacija, kaip negatyvias žinias visokias, negatyvias mintys. Čia tų informacijų dabar apstu, bet man tai teko patirti ant savo kailę, kaip tai veikia, dar neklausęs ir negirdėjus nieką. Žodžiu, tais laikais, kai ant cigarečių pakelių pradėjo dėti va šituos baisius tuos paveiksliukus, pirma, kaip sakyt, pirmas pakelis, kuris pakliuvo į mano rankas, buvo nupieštas su nupūsiu kojas pirštu. Aš rūkiau tas cigaretės ir šitagi, ir tiesiog man to pakelio net nesurūkęs, man pradėjo tvinksėti pėdą. Konkrečiai tas pirštas, kuris buvo nupieštas. Negana to, jinai vėliau dar ir sutina. Be priežasties, jokios visiškai priežasties. Tiesiog vien tas paveiksliukas leido nukreipti dėmesį, kaip sakyt, konkrečion vieton, sutelkti ant dėmesį ir laukti tokių simptomų, kurie buvo nupiešti tam paveiksliukė. Yra tokie visokie, va. Čia tvarkiau garažą, radau visą šiukšlynę sumestą visokių rūšių. Gaila, kad nebėra tų, kur kenkia vaisingumui, tai va tuos dažniausiai rinkdavaus. Sakydavau, duokit man, prašau, LM Superlight, kur mažina vaisingumą, bet dabar tokių jau nebėra. Tai va, čia juokauju rimtų veidų, bet noriu pasakyti, kam dabar jie deda ant šitų pakelių va tokias informacijas, norėdami čia mus apsaugot, kad ypo susimastykit, čia rūkymas 9 iš 10 susirgymų plaučių vėžių priežasčių. Kas suskaičiavo 9 iš 10? Aš tai suskaičiavau kitaip. Man teko susidurti chemoterapijos skyriuose su daugybė plaučių vėžių sergančių žmonių ir didžioji dauguma iš jų nerūkė. Apskritai, kiek aš sutikau žmonių chemoterapijos skyriui, onkologinių ligonių, žinokit, 80% tikrai buvo nerūkančių. Tai dabar, kodėl dabar deda šitas dezinformacijas ant šitų pakelių? Aš negituoju, kad reikia čia rūkyti, kad čia reikia nekreipti dėmesį. Bet vat, susimastykit, kodėl dedama va šitie dalykai.
Dabar kažkas tai rūkymas kenkia plaučiams. Nupieštas baisus. Tai jautresnis žmogus pradės jaust, kad jisai dūsta. Jeigu mus jau iš tikrųjų taip saugo, iš tikrųjų ta valstybė taip saugo mus ir nori čia perspėti apie tokius dalykus, tai kodėl jie tas cigaretės pakuoja į tokius gražius dėžutės, malonu liest, gražiai atsiplėšia, tobulai atsidaro su trekštelėjimu, čia blizgančiais popieriukais susukta. Imkit mane ir rūkykit, vadinasi. Vat kodėl taip yra? Ir tuo pačiu jie gazdina. Rūkysiu, vėžiu susirgsi. O aš paskelbiau, kad nikotinas žudo vėžines ląsteles. Ir nekreipiu dėmesį į tuos pokučius. Baisu? Jau baisėja video? Neberūkysiu. Neberūkysiu, kai išrasiu, kuo užpildyti tą tuštumą. Aš ne burtininkas, aš dar tik mokaus. Aš pati dar daug ko nežinau ir darau klaidas ir elgiuos neteisingai. Bet darydama klaidas, tuo pačiu darau ir atradimus ir būtent jais aš ir noriu su jumis dalintis. Tai čia apie rūkymą tiek. Norėčiau išvis, kad juos uždraustų. Kodėl negali tiesiog uždrausti? Vat nenusipirkčiau ir nerūkyčiau. O kai dabar žinai, kad vat baigsis, nueisi ten, kad ir pieškom į tokį kitos parduotuvės ir nusipirksi. Ir ta valia reikia ugdyt, reikia save nervint, save spaust, kai ir taip bloga. Reikia dar save nervint, dar labiau save graužt, kad oi, aš čia dar savo kenkiu. Tai kas labiau kenkia? Ar tie nervai, ar tiesiog paimt ir rūkyt toliau. Ir spręs problemas psichologinės, o ne kažkokias primestas. Nuosavas psichologinės problemas. Jeigu žmogus rūko, tai reiškia, yra kažkokia priežastis. Ir čia nevalia esmė. Valios reikia šituos nuodus kišti į savo burną, čia irgi valia, jeigu jau kalbant apie valią. Turiu aš valios. Turiu valios nevalgyti, turiu valios badauti po 20 dienų. Su vandeniu. O va čia valios nėra. Ką noriu pasakyti, čia pradėjau apie visus šitos rūkymus, apie viską, apie tas priklausomybės, alkoholį, narkotikus ir tą patį rūkymą galima bus pakalbėti atskira tema. Apskritai būtų daug įdomiau, jeigu čia kažkas galėtų prisijungti diskusijom, padaryti kažkokį tai kitų formatų. To ir norėčiau, bet tam reikia įrangos, mikrofoną, kad garsas būtų ir tas internetas stipresnis. O dabar noriu pasakyti tokį dalyką. Tai čia pasakoju apie tokias reklamas. Jūs dabar įsijungėt šitą filmuką, nes ten buvo parašyta baisus video. Blogos žinias, ar ten ką, aš nežinau, kokį ten pavadinimą dar parašysi. Ir jūs susidomėt, kas čia blogo bus. Lygiai taip pat susidomėt Delfi straipsniais visokiais. Nes aš žinau, kaip jie rašomi. Jie tam rašomi, kad žmogų, kaip sakyt, sugundyti, jie atsiversti ir perskaityti. Aš mokiausi pusę metų reklamos meną. Po to aš daugiau reklamoje nebenoriu būti. Pusę metų susimokėjau nemažus pinigus, gaišau savo laiką vien tam, kad suprasčiau, kad aš to nenoriu daryti. Nes tai yra baisu, kokių ten dalykų mokoma. Apie tuos pačius straipsnius. Kaip juos iškišti ir sukišti jum per gerklę, kad jūs prarytumėt. Tai va, tai ką dabar daro su mumis žinias visokias ir televizijos laidas negatyvės. Kas būna, kai mes vakare, po dienos darbų, galbūt net pusiau laimingi, kad daug kažką tai nuveikėm, įsijungiam dar žinias, pasižiūrėti, kas buvo pasaulyje per dieną ir ką mes girdim. Mirė tiek, tas nesveika, tas nuodinga, karas tebevyksta, reikia tenai daryti, reikia bėgti, reikia padėti, reikia dar kažkas tai. Sujaukia mintis taip, kad jeigu vėl kišu savo šitą skalę. Primenu, kad tai yra Hopkinso skalė apie vibracijas, kaip sakyt,
pragarai ir dangus, kaip mes galim būti toj pačioj dienoj pakilti iki aukštų vibracijų ir jaustis puikiai gerai ir iškart krysti. Tai vat, jeigu mes ir vakare pusiau neutralioj būsenai nueinam miegoti ir dar įsijungiam žinias, kaip dauguma ypač mėgsta lovoj dar pasižiūrėti, kad užmigtų. Iškart susinervina, iškart jį kažkas tai išgazdina, naujas virusas, nauja kokia tie štamai ir dar kažkas, tai kaip ten jie vadinasi, mutavo, šitie marmalai nebeveiks, reikia kitų, tenai dar kažkas, tai ką aš čia dariau, tai dabar čia taip viskas, susimakalavo ir vėl iš tuos pragarus, kur vyrauja baimė ir gėda ir kaltė ir tenai viskas. Kodėl aš Ukrainai nepadėjau, gal aš per mažai, gal va čia reikėjo, čia va taip. Nu visokių mesgi prisigalvojam. Tai va, kažkaip tai truputį nesiriša man šiandien tas video, aš tik tai norėjau pasakyti, kad va čia va, kai mes krentam, žinių paklausė visų žinių, visokių politinių debatų. Tai sakom, oi, tenai jie durniai, šiokiai, tokiai, anokiai. Mes to nepakeisim nieko. Traukinys kaip važiavo, taip važiuos. Galim lot kiek nori, iš abiejų pusių. Vieni už, kiti prieš, vieni už tuos, kiti už anuos. Mes nieko nepakeisim. Ką mes galim pakeisti, tai savo kieme kažką tai pakeisti. Savo šeimoje, savo viduje, savo gyvenime. Keisdamiesi patys. Keldami va čia, va šitas vibracijas aukštyn. Darydami išvadas, rinkdamiesi tai, kas mus papildo, pakrauna, kas mus džiugina, atsisakydami tų dalykų, kur mes prarandam savo energiją ir vėl krentam čia, tai pirmiausia, ką sakyčiau, vat kaip Kernagio dainoj, išjunk televizorių pagaliau. Arba bent jau rinkis, ką žiūrėti, kokias laidas žiūrėti. Yra YouTube puikių filmų, puikių temų, kas galima pasižiūrėti, kad užmigtum. Meditacijų galų galiai. Nepatinka meditacijas, yra, galų galia graži melodrama yra daug kartų geriau negu žinias. Jeigu labai jau reikia tą žinią žiūrėti, tai bent jau nepriimkit jų emocingai. Tiesiog kaip vienas žmogus irgi YouTube kanale, neatsimenu kaip vadinasi kanalas, Michail Agejev pasakė, žinios yra reikalingos tam, kad žinotumėm už ką melstis. O savo putojimaisis visais ir smerkimais, neigimais mes nieko nepakeisim. Mes tik tai krysim iš tuos pragarus, iš tuos liūnus visus, kur vystosi lygos, kur formuojasi mūsų realybė ateityje. Reiškia, jeigu mes čia siuntam, pykstam ir keikiam viską, tai mes formuojam savo ateitį tuo metu, kokia bus rytdiena. Ir po tokių žinių, kokie gali būti pusryčiai, gera nuotaika ar dar kažkas tai. Mes realiai, fiziškai suformuojam savo ateitį. Ir rytdieną, po rytdieną, jeigu tenai, žiūrint kokią maštabą tie, kaip sakyt, putojimais būna. O yra žmonių, kurie nuo ryto iki vakaro, tam pačiam Facebook'e, vien blogas žinias. Jeigu blogų žinių nėra, tada skelbia, kad bulba pasidarė kenksminga, kad tenai dar kažkas. Vien bloga informacija. Nėra maisto kenksminga. Jeigu mes jį patys gaminame, iš savų produktų negali pakenkti nei lašinys, nei bulvė. Gali pakenkti tik tai mūsų mintys. Jeigu tu galvosi, kad tau tenai kažkas tai kažką tai sukelia, tai va kaip su tuo kojas pirštu. Konkrečiai mintis tenai, energija tenai ir rezultatas tenai. Aš jums kartosiu. Nes kiekvieną kartą, kai aš atrandu tokius dalykus, tik pasikeitus mintim, pasikeičia mano kūno fizinė kūno būsena, man visą laiką rūpi jungti ir sakyti, va, ką tik pagalvojau apie tai ir man va tai štai nutiko. Tik pagalvojau, kad šitas reikia tas garažas sutvarkyti, kur tenai turtų milijonai sudėta metais kraunama. Tik pagalvojau, kad kaip aš dabar per visus šitos skausmus savo susitvarkysiu, aš čia nepajėgsiu, o išmesti reikia. Nes šitas bardakas namuose ir daiktų perteklius, tai kaip sakyt, kūno kanalizacija, išsikimšė limfmazgiai, lygiai taip pat nepraeina energija.
Tai aš tą garažą sugalvojau, kad čia taip simboliškai sutvarkysiu, tipo, kad čia praeis ta pratekės energija gyvybinė ir jau čia man tada viskas pagerės, nu, susikūriau savo tokį. Ir kai aš atsidariau ir pradėjau tvarkyti, aš suvokiau, kad aš negaliu to daryti. Man per didelis tas fizinis darbas, man per daug skauda. Ir kaip aš tada tik susinervavau, kad aš čia, va dabar čia užsikimšus kanalizaciją ir aš dabar nieko negaliu pakeisti. Ir aš dabar turiu sėdėti, žinai, čia ir nieko nedaryti. Ir aš dabar, kaip sakyti, esu bejėgė su šiuo darbu, ką man čia niekas ir padėti negali, nes aš turiu spręsti, kur čia ką išmes ir viskas. Žinokit, rankas, bet čia va atėmė, neskaudė man niekada rankų, atėmė ir pradėjo skaudėti. Suėmė, lyg tai kažkoks tai būtų grūzas ant pečių. Viskas tenai. Skauda, širdis pradėjo spausti, nes gaila daiktų išmes man buvo ir širdis pradėjo spausti. Ir kaip peilis širdį, vat, įdurtas ir dūrė. Kaip aš išmesiu šitiek metų kauptus daiktus, o gal dar kažkada tai gyvenime prisireiks. Bet jis kitoj dienoj iš tikrųjų galvoju apie tas kanalizacijas, iš tikrųjų kanalizacija sugeda. Tai juokas juokais sumaterializavau ir patvirtinimus. Tai ką, draugai, išjunkim televizorius, bendraukim daugiau vieni su kitais ir netgi rinkimėms temas, kokiam bendrauti. Jeigu bendravimas netneša tau jokios naudos ar tau ar su tam bendraujančiam, tai praktiškai tas bendravimas yra tuščias energijos švaistymas. Bendrauti gali temam, kurios tau atneša pinigus, kurios tau atneša sveikatą, kurios tau yra įdomios. O bendrauti tokiam temam, kaip keiktis ant politikų, ant geopolitikos visos ir neteisybės pasaulyje. Arba apipletkint draugus, kurių šiuo momentu nėra šalia. Tai va čia jūs, tuo momentu, kai tai veikiate, esat va čia, kur kūrėt savo ligas, kur kūrėt savo bjaurų rytojų tokį patį, kurį reikės keikti dar daugiau ir klimti dar giliau, kol va šitam galiukan paims ir sumaltus va jūs čia išmes. Tai nežinau, ar čia tas video baisus ar geras. Jeigu padarysit išvadas ir pamatysit, kad tai veikia, na, kaip sakyt, už tai tyrą vandeniuką, kad suveiktų jum, kad pagerėtų. Ir ačiū, kad klausot. Dovanokit, kad kartais nelabai čia man linksmai išeina, nelabai sklandžiai. Šiandien ta saulytė tiesiog užsimeditavau tokia kaip apsvaigus nuo gero oro pertekliaus. Gal tokia net apsnūdus jaučiuosi. Tai va, kai sustvarkysiu garažą, aš jį tvarkausi po biškį, kiek jėgas leidžia padarysiu kieme. Kaip čia garage sale, užsienį taip vadinasi. Jūs galėsit atvažiuoti ir už kokius tai menkus pinigėlius nupirkti arba net už dyką pasimti. Išmesti vis tiek gaila, yra gerų daiktų. Ir slidžių batų, ir mezgimo mašinų, ir ko tenai prikaupta, ko tikrai gyvenime nebesunaudosi tiek. Na, už jūsų ir mano gražias mintis. Ir kad rytojus susikurtų pats gražiausias. Dabar, kaip sakyt, praleiskit likusias valandas šios dienos su teigiamom mintim ir pasižiūrėkit, kokia rytoj ryte nuotaika bus. Sveikatėlė.